Nesenai pono Obolio Facebook puslapyje pasidalinau keliais paveikslėliais, kurie, sukėlė intrigą. Norėjot sužinoti, kaip šie paveikslėliai gimė. Todėl šiandien pristatysiu vieną, mano manimu, geriausių dirbtinio intelekto meno kūrimo įrankių, tai yra Adobe Firefly. Adobe kūrinys, kuris prieinamas visiems vartotojams. Tiesa, yra šiokie tokie generavimo apribojimai. Aš šiek tiek suklydau savo pono Obolio Facebook puslapyje, sakydamas, kad apribojimų nėra, bet pasirodo, aš turiu Photoshop prenumeratą ir dėl to gaunu 250 kreditų per mėnesį. Kiti naudotojai, jeigu neklystu, gauna apie 25 kreditus per mėnesį. Tai reiškia, galite 25 paveikslėlius sugeneruoti kiekvieną mėnesį, ar ne? Taigi šiandien išbandysiu keletą sudėtingų užklausų ir parodysiu šio dirbtinio intelekto meno generatoriaus modelio galimybės. Tam, kad generuoti su Adobe Firefly, mums tai reikia nueiti į Home ir čia įklijuoti nuorodą. Kaip matot, mums pasiūlo esamo paveikslėlio užklausą, paveikslėlį, kurį rodo už raidžių ir galim iš karto generuoti. Tai labai iš tikrųjų įdomu, arba galim tiesiog įrašyti savo. Taigi daugumai žiūrovų sukėlė susidomėjimą būtent paveikslėlis, kuriame yra šokantis makaronai. Tai pabandysiu dar kartą atkartoti tą paveikslėlį, įkopijuodamas užklausą ir pažiūrėsim, ar mums pavyks sugeneruoti lygiai tokį pat paveikslėlį. Tiesa, pasidalinsiu visomis nuorodomis pono Obolio Facebook puslapyje po to, kai pasidalinsiu šio video. Taigi galėsit nueiti į komentarų skiltį ir išsikopijuoti visas užklausas. Taigi žiūrim, ką turim. Tai yra makaroninė šokanti moteris. Štai čia dar viena. Čia vyrukas šoka intensyvių ritmų. Puikus paveikslėlis, ar ne? Ir štai čia dar vienas. Viskas yra labai gerai. Čia šone matom, kad galim pasirinkti landscape, portretą, arba 1:1, arba widescreen. Vėlgi, čia galim įkelti referencinį paveikslėlį, jeigu norim generuoti kažką panašaus į jau kažkokį tai turimą, ar ne. Ir yra galybė stilių, galim įkelti stilių kaip referencą, reiškia, ne patį paveikslėlį kopijuos, o tarkim, kažkokias spalvinės gamas ir panašiai, kas yra labai gerai. Ir čia vėl galim pasidaryti ir foto ir panašiai. Čia galim paprašyti, kad, kažkokios spalvos būtų dominuojančios, galima kurti juodą ir baltą, galim kurti golden hour. Tarp kitko, šiandien sukursim vieną paveikslėlį, kuriame bus golden hour, tai, besileidžianti saulė ar tekanti saulė ryte. Nustatymų iš tikrųjų daug ir pasižaisti galit ir jūs. Ir kaip matot, dabar bandau patį naujausią Firefly Image 3. Tai yra visiškai nesenai išėjęs naujausias Adobe Firefly modelis. Taigi paveikslėliai išties gražus ir čia mes galim netgi, kaip matot, generuoti panašius. Galim kažką įgeneruoti į patį paveikslėlį, kas yra labai patogu, tai galbūt tekstas ar kažkas tokio. Ir pritaikyti stilių kitam. Čia tiesiog pridėti tekstą. Galimybių yra labai daug. Antrąją užduotim norėsiu patikrinti, kaip gerai Adobe Firefly generuoja durgelį, jo sudėtingus tekstūras ir taip pat kaip gerai generuoja rankas, pirštus. Kaip žinom, daugelis modelių susiduria su tokiamis problemomis, kad turi 6 pirštus ar tie pirštai yra susipynę. Pats durgelis irgi gana sudėtingas, todėl štai pabandau tokią užklausą. Tarp kitko, pastebėkit, kaip greitai Adobe Firefly generuoja. Taigi šis video yra niekiek nesugreitintas, kadangi aš tuo pačiu metu ir generuoju, ir šneku. Ir kaip matot, vos per maždaug 10-15 sekundžių yra sugeneruojamas paveikslėlis. Ir pasižiūrėkim, kaip pavyko. Taigi, pirštai gerai, šiokios tokios klaidelės yra. Šitas irgi su šiokiom tokiam klaidelėm, nes, čia tikrai yra ne nykštys. Šitas labai puikiai pavykęs. Ir štai dar vienas labai puikiai pavykęs paveikslėlis, tiesa, oda atrodo šiek tiek keista. Gerai, trečiąją užklausą pamėginsiu sugeneruoti liūtą savanoje besileidžiant saulei. Tai vėlgi pakankamai sudėtinga užduotis dirbtinio intelekto paveikslėlių generavimo modelium, kadangi tai, būtent tokį apšvietimą, nežinau tiksliai kodėl, bet pakankamai sudėtinga sugeneruoti. Kadangi pats liūtas bus gelsvas ir tai bus auksinė valanda, kai saulė leidžiasi arba saulė teka, ar ne? Pažiūrėsim, kaip Firefly susitvarkys su šia užklausa. Taigi vėl neįtikėtinai greitas sugeneravimas, vos kelios sekundės, ir pasižiūrėkime mūsų paveikslėlius. Jei nebūtų gaurai tokie putlus, būtų panašu į nuotrauką, ar ne?
Na, štai ši tikrai panašiai nuotrauka, labai gerai padaryta. Ir auksinė valanda, ir wow, tikrai fantastiniai darbai. Išsisaugau visus paveikslėlius, nes video gale pamėginsiu sulyginti su labai panašiu modeliu ir pažiūrėsim, kam seks geriau - Adobe Firefly ar tam kitam modeliui, kurį išbandysiu šiek tiek vėliau. Gerai, ketvirtoji užklausa, kurią remdamas pamėginsiu pažiūrėti, kaip gerai Adobe Firefly susitvarko su skirtingais stiliais, taigi išbandysim 8 bitų ir pikselių stilių ir tuo pačiu paprašysim, kad sugeneruotų tekstą. Na, tekstas skamba Welcome to Paradise. Ir, na, tai turėtų būti neoninis ženklas ir pažiūrėsim, kaip tai pavyks, kadangi tai yra kardinaliai skirtingas paveikslėlis. Ok, žiūrim čia. Na, 8 bitų nesimato. Ir pikseliuotojų irgi nesimato, ir užrašų nesimato, todėl negerai. Welcome to Paradise. Matom kelias klaidas, čia panašiau į 8 bitus. Ir čia šiokios tokios klaidelės. Ir na, ok, su tekstu matom, kad Adobe Firefly tikrai atsilieka tokiem grandam kaip Midjourney, kaip DALL-E, kaip Ideogram. Todėl rekomenduočiau su Firefly, kai bandysit, na, teksto negeneruoti. Nes vėlgi kitas momentas, kad Adobe Firefly turi integruotą galimybę su Adobe Express tiesiog užsidėti tekstą ant ką tik sugeneruoto paveikslėlio. Tai, na, teks pasitenkinti tuo. Penktąją užklausą pamėginsiu pažiūrėti, kaip Adobe Firefly fiksuoja dinamiškus judesius, taip pat supranta studijinį apšvietimą. Kaip matot, įkopijavau užklausą ir Adobe iš karto siūlo patobulinimus, ar ne? Tai jei mums kažkas iš čia patinka, mes galim pasirinkti. Jei nenorim, pasiliekam tiesiog prie savo ir paspaudžiam generuoti. Štai tikrai puikus judesys ir turim studijinį apšvietimą. Labai geri visi darbai, aš labai norėjau pažiūrėti, kaip iš toliau sugeneruos rankas. Kol kas klaidų nematau. Ir čia atrodo viskas tikrai labai gerai. Parašykit komentarus, jeigu pastebėjot kažkokią klaidą, nes aš asmeniškai nematau, bent jau kiek dabar žiūriu ekrane. Gerai, taigi minėjau, kad išbandysiu dar labai panašų paveikslėlių generavimo įrankį ir tai yra ne kas kita, o naujasis Adobe Photoshop. Taigi ir čia yra integruotas Adobe Firefly 3 modelis, galima įkelti referencinius paveikslėlius arba tiesiog, na, kaip čia pavaizduota, kažkokią kuprinę ir ją sugeneruoti. Tai vėlgi, kaip matot pavyzdį, tai yra įspūdingi darbai ir galim pasirinkti iš keletos modelių. Tarkim, galim išsikopijuoti kažką ir, na, sugeneruoti panašiai. Tai tiesiog nereikia nei užklausos ir tiesiog įspūdinga. Na, dirbti su Photoshopu 2024 metais yra be galo lengva. Ir taip pat gali sugeneruoti background. Tai, na, reklamai gali tiesiog jį pašalinti arba uždėti kažkokį, arba galite tiesiog įrašyti promptą ir štai tokie vaizdeliai. Gerai, mes pabandom generuoti su Adobe Firefly. Ok, taigi, panaudosim visas užklausas, kurias naudojam Firefly, tik šį kartą integruosim ant šios sofos, kuri yra kažkur darže, ar ne? Pažymėkim štai šitą vietą ir aš dabar įdėsiu mūsų spagečių žmogų ir pažiūrėsim, kaip spagečiai atrodo šokantis darže ant sofos. Generuoja šiek tiek ilgiau nei Adobe Firefly, kadangi reikia atsižvelgti į daugiau aspektų aplinkui. Ok. Taigi, manau, kad pavyko gan neblogai, tiesa, tai nėra žmogus, na, gal šis panašiausias į žmogų, ar ne? Sekantį užklausą buvo, kur generavome ant rankos nutūpusi drugelį. Tiesa, aš nelabai įsivaizduoju, kaip Firefly tai padarys ir kaip tai atrodys ant sofos. Pasižiūrėkim, tiesiog įdomu. Jei būtų žmogus, būtų viskas ok, bet čia, na, vien ranka ir drugelis. Pats nekantrauju pamatyti rezultatą. Ok. Photoshopas gan protingas, tai sugeneravo tik drugelį, ne, sugeneravo į ranką. Kažkodėl man ši nuotrauka tokia šiek tiek creepy, gal primena netgi Adamsų šeiminėlę, ar ne, ten pamenat, buvo toksai daiktas, kuris štai taip vaikščiodavo, tai čia kažkas panašaus. Ir dar viena tikrai kažkodėl rezonuoja su
Adamsų šeiminėlė. Jeigu pamenat mūsų trečioji užklausa, tai buvo liūtas savanoje ir apšviestas besileidžiančios saulės. Tai pažiūrėsim, kaip atrodo liūtas, na, sėdintis ko gero ant sofos, ar ne? Ok. Na, kaip matom, netgi pagalvėlės pasikeitė. Štai dar vienas liūtas. Ir dar vienas. Na, čia tokie pasižaidimai, nes nėra labai reali užklausa. Ir tarp kitko gal per mažai tiesiog vietos paėmėm. Reikėjo daugiau vietos liūtui mūsų, ar ne? Welcome to Paradise, ko gero, nedarysim, nes na, ten yra visas miestas su užrašais. Ir kai matėm, tekstą generuoja gan prastai. Todėl pabandysiu įklijuoti tiesiog šokėją studijoje. Na, studijinio apšvietimo tikriausiai neturėsim, kadangi Photoshopas atsižvelgs į mūsų aplinką, tai nebūtų natūralu turėti studijinį apšvietimą, bet šokėją kažkokį turėtumėm turėti panašiai kaip spagečių žmogutė. Ok, labai gerai. Ir čia prigeneravo labai daug rankų. Taigi, kas turit Photoshopo prenumeratą, galite išbandyti jau dabar, tiesiog generuodami paveikslėlius ir generuodami dalykus tiesiog jūsų paveikslėliuose. O aš su šiuo paskutiniu paveikslėliu su jumis atsisveikinu. Labai tikiuosi, kad video jums patiko, buvo įdomus. Jeigu taip, paspauskit nykščius, pasidalinkit su draugais, kuriem galbūt bus aktualu. Nepamirškit prenumeruoti Pono Obuolio YouTube kanalą. Ir taip pat visas užklausas rasite Pono Obuolio Facebook puslapyje. Taigi iki sekančių video. Ate.